Labą dieną visiems, ar girdit mane gale gerai? Malonu, kad tiek daug iš tikrųjų susirinkot, nes mokslininkui vis dėlto yra svarbu ne tik tyrinėti, bet ir pasidalinti su savo tyrimais ir atradimais. Ir aš tikrai džiaugiuosi, kad buvau pakviesta į šitą renginių ciklą. Cognitio rerum omnium, visų dalykų žinojimas. Taip galima išversti šitą paskaitos pranešimo preambulę. Jie išreiškia ir labai svarbę Kunstkameros kažkadaise labai populiaraus rinkinio intenciją. Tyrinėjant aristokratų kolekcijas, į ją ne visada buvo pakankamai atsižvelgiama. Dažniau rašyta apie Kunstkamerų reprezentacinę reikšmę, savininkų būdą pasipuikuoti prieš kitus jų rango asmenis, pademonstruoti savo turtus ir statusą. Tačiau dažnai pamirštama tai, kad tokios kolekcijos, netgi jeigu jos priklauso ir pasaulio galingiesiems, atliepia ir elementarų bendražmogišką pažinimo poreikį. Bent jau taip tai nurodo nuoseklesni šių kolekcijų tyrimai. Taigi šiandien kalbėsiu apie Radvilų Kunstkameras ir jų pažintinę reikšmę. Pagrindinis klausimas, kaip Kunstkameros išreiškia įtakingų Lietuvos didikų pažintinius poreikius. Pradėsiu nuo to, kad Kunstkameras pradėjau iš tikrųjų tyrinėti labai seniai, prieš kelis dešimtmečius, ir pradėjau ne nuo daiktų, kuriuos būčiau pamačius ir kurie būtų padarę man įspūdį, bet nuo rankraščio. Prieš kelis dešimtmečius, kai tyrinėjau Biržų Radvilų mecenatystę, į rankas man pateko Varšuvoje senųjų aktų archyve toks 1647 metų rankraštis. Jo fragmentą galite pamatyti skaidrėje. Dokumente buvo prašoma Jonušui Radvilui priklausanti kolekcija saugota Liupčios pilyje. Čia buvo prašytas gamtos ir dailės objektų rinkinys pavadintas Kunstkamera. Inventorijoje minimi daiktai neišliko, kaip tipiškai yra mūsų kolekcijom, bet aprašymas jų, kad ir paprastutis, nurodantis spalvas, pavidalus, keliamas asociacijas, iš tikrųjų perteikė visą kolekcijos nepaprastumą ir sužadino vaizduotę. Taigi, norėdama įvertinti šitą kolekciją, turėjau susipažinti su Europos aristokratijos Kunstkameromis ir pasigilinti šio tipo kolekcijos esmę. Iš tikrųjų, Kunstkameros yra labai reikšmingas naujųjų laikų Europos kolekcionavimo reiškinys. Čia buvo saugomi žmogaus rankų darbo kūriniai, gamtos objektai ir techniniai aparatai. Būta aukštos kokybės amatininkų dirbinių pagamintų iš brangių ir retų medžiagų. Gamtos objektai reprezentavo 3 gamtos karalystės – gyvūnų, augalų, mineralų. Buvo eksponuojami gerai apdoroti ir eksponavimui paruošti objektai. Prieš juos įtraukiant į kolekciją jie turėjo būti paruošti, nuvalyti, išpjaustyti, išdžiovinti arba visiškai išdarinėti ir įdaryti. Rinktos įvairios įdomybės ir retenybės, išskirtiniai, egzotiniai objektai. Vertinti ir visi objektai ir jų dalis. Tai yra, Kunstkameros daiktai dažnai veikia kaip retorinės figūros, savotiškos sinekdochos, kai dalis turėjo atstovauti visumą. Pavyzdžiui, lapas padėjo sukurti augalo vaizdinį, rago gabalėlis įsivaizduoti visą gyvūną. Kolekcijose buvo stengiamasi perteikti pasaulio visumą, išreikšti ją nedidelio mastelio, bet reprezentatyviais pavyzdžiais. Tai buvo tarsi sumažintas pasaulio modelis arba daiktinė enciklopedija. Tokia gamtos ir žmogaus kūrinių įvairovė atskleidžianti kolekcija naujųjų laikų teoretikų požiūrių liudija natūralią pasaulio tvarką. Apie senąsias Kunstkameras daugiausiai žinomi iš rašytinių šaltinių ir šiek tiek iš ikonografijos. Buvo leidžiamos rinkiniams skirtos knygos ir jų katalogai. Jos puošia iliustracijos vaizduojančios Kunstkamerų interjerus, kaip šiame pavyzdyje, kuriame matyti danų mediko, archyvaro ir archeologo Olės Vormo kolekcija. Kunstkameros vaizduotos ir tapybos kūriniuose.
Dažniausiai tapyti rinkinių fragmentai nedidelės erdvės užpildytos meno ir gamtos objektais, kaip šiame olandų tapytojo Franco Frankeno jaunesniojo kūrinyje. Jame pavaizduoti paveikslai, skulptūros, monetos ir gamtos mažmožiai, kelių rūšių kriauklės, jūrų arkliukas ir skintų gėlių puokštė. Kunstkamerose gamtos ir meno objektai nuolat sąveikavo, ribos tarp skirtingų rūšių nykdavo, buvo saugomi daiktai hibridai, įrėminti ir meniškai apipavidalinti gamtos objektai. Amatininkai išradingai interpretuodavo gamtos medžiagas. Jas jungdavo, apdorodavo taip, kad šios virsdavo nuostabiais meno kūriniais. Pavyzdžiui, galėtų būti nautilo kriauklių taurės, labai dažnai sutinkamos kunstkamerose. Nautilo kriauklės buvo importuojamos iš Ramiojo ir Indijos vandenynų, vertinamos dėl prabangios išvaizdos, blizgaus paviršiaus. Dažnai kolekcionuoti ir kalnų krištolo gaminiai. Tai buvo reta, sunkiai apdorojama ir labai brangi medžiaga. Žavėtasi šios medžiagos grynumu ir skaidrumu. Pavyzdėje matyti vienas kolekcinis objektas – gerojo ganytojo atvaizdas iš kalnų krištolo. Šis kūrinys kadaise priklausė vokiečių grafui Karlui von Hasenui Kaseliui. Kunstkamerų savininkai taip pat vertino ir dažnai rinko dramblio kaulo gaminius. Pavyzdys scena iš Senojo testamento. Kūrinys priklausė žymiai Amsterdamo kolekcininkai Petronėlei Delecour. Kunstkamerose taip pat dažnai saugoti įvairūs sidabro gaminiai. Čia truputį per. Pavyzdėje matome sidabrinį strutį, egzotinį paukštį, kuris išsiskyrė iš kitų rūšių savo dydžių ir nesugebėjimų skristi. Kadaise tikėta, kad strutis gali maitintis metalu. Šią mintį buvo išsakęs dar romėnų gamtininkas ir istorikas Plinijus Vyresnysis. Šios pasakojimus primena metalinė pasaga, kurią paukštis laiko savo snape. Pavyzdėje matyti kelios būdingos kunstkameros objekto savybės – brangi medžiaga, egzotinis motyvas, nuostabą keliančios vaizduojamo gyvūno savybės. Kunstkamerose dažnai saugoti ir gintaro gaminiai, vertinti dėl subtilių atspalvių ir dėl to, kad buvo šiek tiek permatomi dailios struktūros. Iš gintaro kurti religiniai atvaizdai, baldai, šachmatai. Kunstkamerose taip pat buvo saugomi ir spalvinto vaško kūriniai. Šie pavyzdžiai rodo, kad gamtos objektų ir žmogaus pagamintų daiktų ryšiai kunstkamerose buvo įvairialypiai. Saugoti hibridiniai eksponatai, meno kūriniai pakeisdavo gamtos objektus, juos atvaizduodami. Kunstkamerose eksponuoti dažnai peizažai ir natiurmortai, kaip šiame Vladislavo Vazos rinkinį iliustruojančiame paveiksle. Paveikslai taip pat patekdavo į kunstkameras dėl tų pačių priežasčių, kaip ir gamtos objektai, dėl išskirtinės kilmės ar netikėto stebinančio motyvo. Mėgtos įvairios optinės iliuzijos, saugomi perspektyviniai architektūros atvaizdai, taip pat vadinamo trompe-l'œil žanro kūriniai. Optinė iliuzija kūrintis virtuoziškai tikrovės motyvus pamėgdžiojantis atvaizdai. Keli tokie kūriniai išliko ir iš buvusios abiejų tautų respublikos teritorijos, matomi skaidrėje, tai yra paveikslai iš Olesko pilies Ukrainoje. Nors kunstkameroms būdinga bendra struktūra ir bendri objekto atrankos kriterijai, būta labai didelės, vis dėlto labai didelės šių rinkinių įvairovės. Kiekviena kolekcija buvo unikali, skyrėsi jos sandų proporcijos, objektai buvo skirtingai sisteminami ir eksponuojami.
Vienas pirmųjų kolekcionavimo teoretikų Samuelis Kvekelbergas teigia, kad kolekcijoje objektai turi būti eksponuojami taip, kad teiktų žiūrovui estetinį ir intelektinį malonumą. Todėl jie turi būti išdėstyti paprastai, vengiant schemų suprantamų tik filosofams. Kitais atvejais priešingai siūlyti labiau rafinuoti sprendimai grįsti filosofinėmis kategorijomis. Pavyzdžiui, Saksonijos elektoriaus kunstkameros Dresdene administratorius prašė leidimų įvesti rinkinėje tvarką pagal Aristotelio logikos principus atsižvelgiant į objektų savybės ir kilmę. Kai kurie autoriai skatino objektus atrinkti, klasifikuoti, remiantis jiems būdingomis bendrybėmis. Bavarijos kunigaikščio Albrechto V kunstkamera Miunchene 16 amžiaus pabaigoje buvo viena pirmųjų, kurioje daiktai buvo sudėti pagal juos jungiančias temas. Dalis daiktų buvo skirta savininko giminės, kita dalis pasaulio istorijai, atskirą grupę sudarė technologinės inovacijas pristatantis objektai. Kunstkameros labai plačiai paplito naujųjų laikų Europoje ir kurį laiką manyta, kad tai labiau Šiaurės ir Vidurio Europai būdingas reiškinys, tačiau vėliau vis dėlto pradėti tirti ir pripažintas tų reiškinių buvimas labai įvairiuose Europos regionuose, nors, aišku, rinkiniai turėjo skirtingai vadinti ir kartais turėjo ir tam tikrų lokalinių aspektų, tačiau vis dėlto buvo paplitęs faktiškai visur. Ir kunstkamerų turėjo labai įvairių luomų ir įvairių socialinių ir profesinių grupių atstovai, ir aristokratai, ir mokslininkai, pirkliai, ir gydytojai. Kai kurios kolekcijos buvo pavyzdys kitoms. Pavyzdžiui, įtaką labai didelę darė valdovų, įtakingiausių valdovų kolekcijos, tokios kaip, tarkime, Habsburgų rinkiniai Prahoje arba Vienoje, taip pat Saksonijos valdovų, Bavarijos valdovų rinkiniai, jie darė didelį įtaką kitoms kolekcijoms, taip pat ir kaip matysime, Lietuvos didikų rinkiniams. Ir dar, reiškia, kyla klausimas, kodėl tos kolekcijos šitaip paplito, tai kaip minėjau, vienas dalykas buvo tai, kad jos, reiškia, turėjo tam tikrai reprezentacinę reikšmę, tai buvo mados dalykas, kita vertus jis atliepia ir, čia pasikartosiu, ir universalų pažintinį poreikį žmonių, žmogišką trauką unikaliems, nepaprastiems, kažko tai stebinančiams objektams. Būtent pažintinę kolekcijos paskirtį išreiškia šita Neiklo muzeografijos iliustracija, kurioje pavaizduotas kolekcijos patalpoje studijuojantis žmogus. Ir dabar pereisiu prie Radvilų kolekcijų raidos. Radvilų pačių jau šią auditoriją tikrai neturėčiau pristatinėti, nes iš tikrųjų išskirtinė visiems gerai žinomos asmenybės, padariusios didžiulę įtaką Lietuvos kultūros istorijai. Ir didikai daug keliavo po Europos kraštus, giminiavosi su vidurio Europos aristokratija ir natūralu, kad perėmė kolekcionavimo praktikas, kurios buvo būdingos Europai. Dabar pereičiau prie atskirų atvejų. Pirmiausiai, Mikalojus Kristofas Radvila našlaitėlis, labai įdomus, labai svarbus mūsų istorijoje, dėja labai daug apie jo kolekcijas pasakyti negalime, šaltinių nėra išlikę labai daug. Žinoma tai, kad jis kolekcionavo objektus būdingus kunstkameroms, pavyzdžiui, dramblio kaulo dirbinius, kad turėjo didelę laikrodžių kolekciją, didelė labai dalis jų buvo atgabenta iš Augsburgo. Piligriminės kelionės metu taip pat rinko įvairias įdomybės, labai domėjosi vietinių kraštų fauna ir flora, įsigijo įvairių mineralų, relikvijų, įvairiausių kitų įdomybių. Tačiau duomenų apie tai, kad jis būtų suformavęs kunstkamerą kaip visumą, tokią kolekciją man neteko aptikti. Bet pirmosios žinios apie jau tokią kolekcija kunstkamera kaip visuma yra iš Biržų Radvilo aplinkos ir pirmiausiai žinoma apie Kristupo Radvilos
LDK etmono turėtą kunstkamerą. Kolekciją jam padėjo rinkti jo klientas, Vestindijos kompanijos dalyvis, artilerijos generolas Kristupas Arciševskis, kuris 1639 metais lankėsi Amsterdame ir pirko kunigaikščio kunstkamerai objektus. Kristupo rinkinius paveldėjo jo sūnus Jonušas, irgi Vilniaus vaivoda, Lietuvos didysis etmonas, kuris dalį objektų įsirinko dar jaunystėje, susirinko keliaudamas po vokiečių kraštus. Yra išlikę laiškų, kur jisai mini perkamus objektus, tarkime, 1630 metų laiške tėvui minėjo Leipcigo mugėje pirktus daiktus. Vėliau iš Niurnbergo pranešė svarstęs pirkti didžiulę aukso ir sidabro numizmatikos kolekciją, įvertinta didžiulė suma 6,000–8,000 talerių. Taip pat minėjo kitus vertingus daiktus, kurie patraukė jo akį, tarp jų buvo tarpjutko ir jo, reiškia, įvardėjimas jo žodžiais graikų skulptoriaus Lisipo iš marmuro iškaltas Aleksandro didžiojo portretas. Visą tai liudija jau jaunystėje išryškėjusius kolekcinius Jonušo interesus. Grįžęs į Lietuvą, kunigaikštis tęsė šią veiklą, rūpinosi tėvo kunstkamerą, ją gerokai išplėtė ir vėliau siuntė rinkinio daiktus vertinti antikvarams, pats sudarinėjo sąrašus, visą tai rodė, kad jis iš tikrųjų nuoširdžiai pats asmeniškai tą kolekciją domėjosi ir ją vertino. Jonušo Radvilos kunstkamera saugota Liupčės pilyje, dabar tai yra Baltarusijoje, Naugarduko pavietė esanti pilis, kaip tik ta kolekcija, kuri kažkada ir mane taip patraukė ir paskatino gilintis į šitą reiškinį. Šitas kolekcijos turinys yra žinomas iš jau minėto 1647 metų inventoriaus, kur yra aprašyta arti 700 įvairiausių objektų. Aprašymas pradedamas nuo ginkluotės. Tikriausiai tokią struktūrą, manau, galėjo paskatinti tą lobynų rinkimo tradiciją tarp vietinės bajorijos, kur ginklai sudarė labai svarbę tokių kolekcijų dalį ir kaip tik matyti ir pats ir pereinant prie kunstkamerų, būtent ginklai įvairius neįprasti, įdomus, senoviniai, priklausę garsiems vadams ginklai, pradeda visą kolekcijos aprašymą. Taip pat šitoj kunstkameriui saugota nemažai gamtos eksponatų, tarp jų objektų liudijančių neįprastus gamtos reiškinius. Pavyzdžiui, rugiai Strasbūre iš dangaus iškritę, kuriuos galbūt atgabeno savininkui jo dėdė Jonušas Radvila, kuris mokėsi tuo metu Strasbūre. Saugoti taip pat vaizdingi, asociatyvūs gamtos objektai, pavyzdžiui, akmenėlis primenantis korį, kitas, kurio visas paviršius žvaigždėtas, dar vienas širdies pavidalo. Kolekcijoje eksponuoti metalų, mineralų pavyzdžiai, alebastro gabalas, friboro rūda, titnagas su kriauklės fosilija, gintaras rastas Sirijų ežere. Laikyti ir vietinės, ir egzotinės floros ir faulos pavyzdžiai, indiški vaisiai panašus į kaštonus, indiškos pupos, riešutai, indiško bijono sėklos ir kruopos. Kolekciją papildė jaunas vėžlys, suakmenėję balandžio kiaušiniai, didelė erelio koja su 4 pirštais. Saugotos ir 10 įvairių rūšių kriauklių, kurios 17 amžiaus Europoje, galima sakyti, masiškai kolekcionuotos dėl jų intriguojančių egzotiškų formų. Kriauklių grožį ir įvairovę perteikė ir tuometiniai dailės kūriniai. Daug kriauklių tuo metu buvo atvežama į Europą iš Ramio ir Indijos vandenynų. Radvilos kolekcija taip pat papuošė ir koralų šakos papuoštos sidabro aptaisais atgabentos iš Venecijos.
Radvilos rinkinyje būta ir neteisingai, bet sakyčiau tipiškai interpretuotų objektų. Pavyzdžiui, toks labai irgi būdingas kunstkameroms daiktas, tai yra įvairūs vienaragio dalys. Šis gyvūnas dažnai vaizduotas ir to meto meno kūriniuose. Europos kunstkamerose labai dažnai saugoti vienaragiui priskiriami ragai, kurie iš tiesų buvo banginių rūšies gyvūno narvalo iltis. Taip pat tarkime, vienaragio ragas vaizduojamas ir jau minėto Olės Wormso kolekcijos iliustracijos viršuje. Taip pat buvo dažnai laikomi ir neva iš vienaragio pagaminti daiktai. Radvilos rinkinyje taip pat buvo saugomos vienaragiams priskiriamos kūno dalys, kaulai ir smegenų gabaliukai. Vienam vienaragiui siekta suteikti dar daugiau tikroviškumo, susijant jį su radimviete. Jis vadinamas Seversko, tai yra iš rytų Rusijos vienaragių. Eksponuotas jo dantis, plaučiai, žandikaulis ir dantyje rastas titnagas. Radvilos kolekcijoje būta nemažai įvairių trofėjinių eksponatų, pačių kunigaikščių sumedžiotų gyvūnų kailių ir ragų. Gamtos objekto prašymą užbaigė ant sienų ir lubų pakabintos iškamšos ir gyvūnų kūno dalys, dramblio iltis, dantytas žuvies kardas, nusviręs lyg užmuštas margas tetervinas, dvi jūrų žuvis ilgomis dantytomis nosimis, jūrų krokodilas, indiškas žvėris ryjantis uodegą ir slibinas su 8 uodegomis. Kai kurios gamtos objektus pakeitė jų atvaizdai. Čia pat ant sienos kabėjo paveikslai vaizdavę baltą kuosą ir alksninuką, vanagą ir 3 kiškius, kurių kiekvienas turėjo 2 ausis, o iš tikrųjų buvo nutapytos tik 3. Tai dar vienas kunstkameroms įprastos optinės iliuzijos pavyzdys. Inventoriaus sudarytojas beveik niekaip neryškino rūšinių grupių. Jis aprašė rinkinį greičiausiai pagal tai, kaip daiktai buvo išdėstyti patalpose. Jie buvo laikyti spintose, su stalčiais ant stalų, skryniose ir dėžutėse. Atrodo, kad daiktai buvo dažnai išdėstomi atsitiktinai arba pagal jų dydį, nors būta ir tam tikro tipologinio ryšavimo. Tarkime, vienas stalas buvo skirtas daugiausiai atvaizdams, ant kito sudėtos įvairios dėžutės ir indai. Pradedant 6 stalu eksponuojami gamtos objektai, kriauklės, fosilijos, mineralų pavyzdžiai. Taigi, grupuojant daiktus iš dalies remtasi rūšių skyrimu. Jonušo Radvilos, apskritai kalbant, Jonušo Radvilos rinkinys buvo eksponuojamas taip, kaip ir įprasta daugelėje kitų Europos kunstkamerių. Čia buvo ir tam tikro sistemingumo ir atsitiktinumo elementų. Taip pat didiko rinkinyje buvo visi būtini įdomybių rinkinio elementai – prabangus amatininkų gaminiai, techniniai aparatai ir gamtos objektai. Saugoti ir vietiniai, ir egzotiniai daiktai. Specifika, gal toks irgi savitumas yra tai, kad palyginti daug buvo įvairių istorinių objektų. Tarkime, Romos imperatorių biustai, taip pat, sakyčiau, tokios spontaniškos, mėgėjiškos proto archeologijos irgi rezultatai. Krokuvoje, netoli Krokuvos iškastų daiktų sąrašas, kurį pats savo ranka Jonušas ir surašė. Čia būta taip pat įvairių sakralinių ir pasaulietinių kūrinių ir matyti kunstkameroms būdingas poreikis perteikti pasaulio visumą ir universalumo siekta tiek visoje kolekcijoje, tiek ir atskiruose jos dalyse. Pavyzdžiui, amatininkų dailės kūriniai buvo pagaminti iš pačių įvairiausių medžiagų, buvo labai skirtingų žanrų ir kilmės. Na ir galiausiai keli žodžiai apie rinkinio likimą. Iš tikrųjų, labai nedaug kas žinoma, bet galima prielaida, kad galbūt rinkinys
XVII amžiaus 60-metyje, kai Vilniuje buvo baigti reprezentaciniai kunigaikščio Radvilų rūmai, Jonušavos rūmai, kur dabar įsikūręs muziejaus filialas, kad ten galėjo būti atgabenta kolekcija, nes yra išlikęs vienas 1655 metų laiškas, kuriame Jonušas savo pareigūno prašo Vilniuje buvusius kunstkameros daiktus pasaugoti, nes tai yra, kaip žinote, tai buvo Maskvos invazijos laikotarpis ir atrodo, kad šitos invazijos metu vis dėlto didelė dalis daiktų buvo prarasta, nors kai kuriuos objektus galima būtų sutapatinti ir atpažinti vėlesnėse jau Jonušo Radvilos rinkinį paveldėjusių asmenų kolekcijose. O rinkinį greičiausiai paveldėjo Boguslavas Radvila, Jonušo pusbrolis, kuris vedė vienintelę Jonušo dukrą, Oną Mariją Radvilaitę, savo globotinę. Gyvenimo pabaigą Boguslavas Radvila praleido Karaliaučiuje, kur iš Lietuvos atsigabeno savo kolekcijas, tarp jų ir kunstkamerą. Atrodo, kad įvairias įdomybės kunigaikštis saugojo ne tik iš pagarbos savo protėvių palikimui, bet ir pats asmeniškai daug kuo įvairiomis retenybėmis domėjosi. Ir jo tokį platų akiratį rodo išlikęs jo bibliotekos knygų sąrašas, bibliotekos, kurie būta leidinių iš tikrųjų iš labai įvairių sričių, politikos, meno, gamtos, to meto gamtos istorikų veikalai gausiai iliustruoti, visi jie yra iš Boguslavo bibliotekos. Dabar apie jo kunstkamerą, kas žinoma, tai yra išlikęs 1657 metų inventorius, sudarytas Karaliaučiuje, kur šalia lobyno paveikslų rinkinio yra aprašyta ir jo kunstkamera. Ją tuo metu sudarė apie keli šimtai objektų, tai yra truputį jau sumažėjusi, nubyrėjusi palyginus su Jonušo laikų rinkiniu, tačiau vis dėlto dar pakankamai įspūdinga kolekcija. Pradedamas aprašymas nuo atvaizdų, tai yra skulptūrėlės, siuvinėti paveikslai, įvairios aplikacijos, kiti kažkuo ypatingi paveikslėliai. Pavyzdžiui, švenčiausios mergelės Marijos atvaizdas ant akmens, Švento Jono miniatiūrinis paveikslėlis, Adomo ir Ievos figūrėlės, kurių visos dalys juda, keli indiški atvaizdai. Tai yra visi kažkuo išskirtiniai objektai. Boguslavo kolekcija taip pat būta vietinės egzotinės faunos pavyzdžių, daugiausiai gyvūnų dalių, kaip antai avikailis, voverių kailis, Indijos žalčio išnara, stambus nežinomo žvėries ragas, 2 maži pilki rageliai, 5 keisti suaugę ragai, saugotas ir stambus žmogaus stuburkaulis, didelis dantis su sidabro grandinėle, pilna dėžutė žvėrių dantų, neatpažinto žvėries stambus krostikaulis ir paukščių snapai. Laikyti ir vaizdingų pavydalų tarsi drožinėti medienos gabalai, kriauklės ir baltojo koralo pavyzdžiai. Grybo pavydalo akmuo ir įvairių gyvūnų formos akmenėliai. Taigi rinkinyje reprezentuojamos visos gamtos karalystės, gyvūnų, augalų, mineralų, kaip tipiška kunstkameroms saugotos ir kompozicijos su natūraliais elementais. Pavyzdžiui, narvelis, kuriame įstatytas uolienos gabalas, o greta jo iš vaško pagaminti 4 tarsi gyvi paukščiukai. Po Boguslavo mirties kolekcija atiteko Liudvikai Karolinai, yra išlikęs irgi 80-mečio inventorius, kuris beveik sutampa su Boguslavo Radvilos rinkiniu. Mirus kunigaikštystei Biržų Radvilų šakos istorija baigėsi ir 18 amžiui kolekcionavimo istorija tęsė kita katalikiška Nesvyžiaus Radvilų šaka.
Apšvietos epocha įneša naujovių iš šios kartos didikų kolekcionavimą ir jų įdomybių rinkinius. XVIII amžiaus Radvilos paveldėjo ankstesnių kartų vertybės, tad kunstkameros būdingų elementų objektų turėjo tiek įtakingiausi Radvilos, tiek mažiau žinomi giminės nariai. Pavyzdžiui, Klec koordinacijos savininkas, Lietuvos riekininkas, psichikos negalę turėjęs Martynas Mikalojus Radvila. Černavčisų rezidencijoje jis laikė koralų bei iš jų pagamintų skulptūrėlių rinkinį. XVIII amžiuje šie objektai dažnai kolekcionuoti labai Europoje, buvo populiarūs, taip pat kraštuose, į kurių kultūrinius pavyzdžius Radvilos orientavosi, aš turiu mintyje pirmiausiai Vokietijoje. Tokių rinkinių dažnai galima sutikti. Vis dėlto viena ryškiausių kolekcininkė XVIII amžiui buvo našlė LDK kanclerinė Ona Sanguškaitė Radvilienė. Savo lobyne Beloje ji laikė ne tik įprastus prabangos daiktus, bet ir kunstkameroms būdingus objektus, kriaukles ir jų dirbinius, vienaragio kaulo taures, koralus ir kiniško medžio gabalėlius. Čia taip pat saugoti Radvilos našlaitėlio daiktai ir karaliaus Zigmanto vazos dantis. Būta atvaizdų pagamintų iš vaško, pavyzdžiui, Švento Sebastijono figūra, tokios skulptūros. Vėlgi buvo labai madingos to meto Europoje, populiarios tarp vidurio Europos kunstkamerų savininkų. Čia pavyzdyje matome kūrinį iš Berlyno kunstkameros, kuris dabar yra Berlyno valstybiniuose muziejuose. Tai irgi dažyto vaško, panaudojant audinio elementus ir brangakmenius, portretai irgi yra iš to paties rinkinio. Tikėtina, kad didžioji dalis minėtų objektų pas Radvilienę pateko iš ankstesnių kartų, buvo paveldėti, turbūt tiesiogiai perimti iš Velionio vyro. Tačiau žinoma, kad Radvilienė ir pati inicijavo kolekcijas, laikė Beloje mineralų rinkinį. Tokie mineralų rinkiniai vėlgi buvo populiarūs XVIII amžiaus vidurio Europoje. Tuo metu apskritai mineralogijos mokslas labai buvo plėtojamas, leidžiami sintetiniai veikalai šiai sričiai skirti ir Radvilienė rinko tos mineralus ir savo valdose, ir pirko svetur, tam, kad įvertinti ir suformuoti tokį labiau pagristą, sakyčiau, moksliniais pagrindais grįstą rinkinį. Jinai kreipėsi į Gdansko mokslininkų draugiją, kad ši įvertintų jos kolekciją, atskirus objektus. Tai buvo vis dėlto šiokia tokia naujovė ir liudijo jau tokį polinkį formuoti labiau specializuotus, tokiais racionalesniais pagrindais, naujais moksliniais pagrindais formuojamus rinkinius. Taigi, apibendrinant Radvilienės kolekcionavimą, galima sakyti, kad jinai neinicijavo, bent tokių žinių nėra, kad būtų pati surinkusi ir pati kunstkamera kaip visuma, bet jos kolekcijos be abejonės būtų iš ankstesnių kartų paveldėtų rinkinių. Kitas Radvila, kuris aiškiau jau taip aiškiai tęsė kunstkameros tradiciją, buvo jo sūnus Jeronimas Florijonas Radvila. Kunigaikštis daug keliavo po užsienį, lankėsi vidurio Europos kraštuose ir sėmėsi ten idėjų savo kolekcijoms. Vėlgi domėjosi gamtos klausimais, turėjo knygų. Kolekcijoje buvo saugoma, tarkime, žymaus to meto vokiečių botaniko ir zoologo Kleino
daugelio mokslinių draugijų nario knyga, išleista 1754 metais, tai yra to meto naujovė apie jūros ežius, vienas išsamiausių šiems gyviams skirtų to meto veikalų. Be to, Jeronimas Florijonas buvo įkūręs oranžeriją, kur puoselėjo įvairius egzotinius augalus, vaismedžius. Rinko jis ir įvairius mineralus. Domėjosi gamtos anomalijomis, nors šis pomėgis dažnai sietas su tokiomis asmeninėmis kunigaikščio keistenybėmis, tačiau 18 amžiuje tai tikrai nebuvo kažkokia neįprastas reiškinys, kažkoks tai ypatingas išskirtinumas. Anomalinių gamtos egzempliorių buvo galima sutikti ir kitų Europos aristokratų kolekcijose. Tas pats Radvila vieną iš savo apsigimusių avinų savo dvare dovanojo, tarkim, Šventosios Romos imperijos imperatoriui Pranciškui I. Kunigaikštis taip pat siekė įsigyti retų nevietinių gyvūnų. Jo nurodymų iš Švedijos per Gdanską atgabenti šiaurės elniai, kurie Radvilos rezidencijoje Beloje nugaišo ir tad iš jų buvo pagamintos iškamšos ir vėliau jie jau buvo pilyje eksponuojami. Tai, kad didikas domėjosi įvairiais kolekciniais objektais, taip pat liudijo jam siunčiami vakarų kolekcininkų rinkinių aukcionų katalogai, išparduodamų rinkinių. Vieną iš tokių delftiečio Saliamono von Grongeveno matome katalogą atsiųstą kunigaikščiui 58 metais, matome skaidrėje. Tai įvairiausių retenybių rinkinys, tai yra irgi kunstkameros tipo rinkinys, kur irgi gamtos objektų, visokių technologinių, optinių prietaisų buvo surašyta nemažai ir atvaizdų buvo. Dar vienas jo tokių asmeninių iniciatyvų liudijimas yra mumijos ir 14 stiklainių su įvairiomis įdomybėmis pirkinys Karaliaučiuje per tarpininkus. To pirkimo kvitas yra išlikęs Radvilų archyve. Radvilas sukauptas įdomybės aprašė tekste, kurį pavadino daiktai, kuriais galiu sudominti garbingą svečią, besilankantį mano namuose. Vienas teksto poskyris buvo pavadintas įdomus dalykai, gyvi ir kiti. Čia vardėjami gyvosios ir negyvosios gamtos objektai. Visos kunstkameros būdingoms daiktų rūšis. Saugota nemažai sienienų, tarp jų Aleksandro Didžiojo šarvai, Mahometui priskirtas kardas ir egiptietiška mumija. Tarp kitų įdomybių, tarkime, buvo antropomorfinio pavidalo mandragoros šaknis, kuriai buvo priskiriamos gydomosios savybės. Saugotas spirite konservuotas baziliskas, vienaragio kojos, gigantiško žmogaus kaulas ir rupūžių akmenys. Tie mitiniai akmenys buvo manoma, nuo viduramžių tos legendos plito, buvo manoma randami rupūžių galvose. Šie akmenys esą prakaituoja, keičia spalvą ir net įkaista, jei yra nuodų. Tai yra, gali veikti kaip priešnuodis. Beloje taip pat saugoti vadinamieji rojaus paukščiai. Nuo Renesanso laikų tai yra vienas geidžiamiausių kolekcinių objektų. Buvo manoma, kad rojaus paukščiai su nupjautomis kojomis atkeliavo iš Moliukų salų Indonezijoje. Jie esą gyvena ore, niekada nesilsėdami. Jeronimo Florijono aprašyme įvardytos įprastai šiam paukščiui priskiriamos savybės. Jis esą minta orų ir niekada nenutupia. Radvila priduria, kad tuo lengva patikėti, nes jie neturi kojų. Vis dėlto didiko rezidencijoje saugoti ne tik mitiniai objektai, bet ir palyginti paprasti Radvilos valdų, faunos ir floros pavyzdžiai.
Pavyzdžiui, paties kunigaikščio medžioklės trofėjai, gyvūnų ragai ir kailiai. Rezidencijoje buvo galima pamatyti jūros vėžlių kojas, šiaurės elnio ragus su aptaisais. Ypač daug buvo įvairių faunos pavyzdžių. Kai kuriuos objektus Jeronimas Florijonas aprašė plačiau. Pavyzdžiui, detaliai apibūdino indišką žaltį, išvinuotas 7 lietuviškų uolekščių ilgio, tai yra apie 4 metrų, be galvos ir uodegos, panašus į mūsų žalčius. Radvilos parengtą įdomybių aprašymą užbaigė jo dvare laikomų gyvūnų sąrašas, kurie minimi ir egzotiniai egzemplioriai. Japoniškos kiaulės panašios į raganosius, Šiaurės Afrikos ožiai dėl savo švelnaus kailio vadinami šilkiniais, juos Radvilai dovanojo Šventosios Romos imperatorius. Tokie žvėrynai kaip kunstkamerų tęsiniai buvo įkūriami tuo metu ir kitų Europos aristokratų dvaruose, pavyzdžiui, Švedijos karalienės Kristinos rezidencijoje Stokholme 17 amžiaus viduryje daiktų kunstkamerą pratęsė žvėrynas, gyvūnų rinkinys. Dar porą žodžių apie objekto eksponavimą. Minėtų įdomybių aprašymas neatskleidžia realios daiktų padėties erdvėje. Tai buvo daugiau vaizduotės sutelkti, negu realiai vienas greta kito buvę objektai. Rezidencijos aprašymai liudija, kad bent dalis šitų daiktų buvo saugomi reprezentacinėje rezidencijos dalyje, greta salės, vadinamoje garderobinėje. Ten buvo ir krokodilo iškamša, ir baziliskas, ir kitos įdomybės. Kaip galima numanyti iš aprašymo, krokodilas saugotas prikabintas prie lubų, kaip buvo tapę netgi kliše toks krokodilo iškamšų kabinimas Europos kunstkamerose. Vaizduojamas taip jis ir Ferrante imperato įdomybių kabineto iliustracijoje. Galima numanyti, kad panašiai turėjo atrodyti ir objekto krokodilo eksponavimas Jeronimo Florijono rinkinyje. Dar norėčiau sugrįžti prie mitinių objektų, nes jie tikrai taip kažkaip mūsų akim žiūrint atrodo keistai, vis dėlto apšvietos epocha. Tačiau galima pasakyti, kad būdingi tie mitiniai objektai vėlgi nebuvo kažkoks tai Jeronimo Florijono vienetinis išskirtinumas, kad jie buvo įvairios tokios klastotės, falsifikacijos, mitiniai objektai, jie buvo labai paplitę naujųjų laikų gamtos kabinetuose. Ir kaip bebūtų keista ir atrodytų paradoksalu, būtent tokį visokių klastočių ir falsifikatų kolekcionavimą paskatino mokslas, humanistų tyrimai, kurie praeities tekstų interpretavimui ir įrodymui pradėjo gausiai naudoti įvairius artefaktus. Taip pat dirbtiniai objektai buvo naudojami ir gamtos mokslų tyrimuose, būtent dėl akivaizdumo. Galime kalbėti, kad būtent Renesanso laikais prasideda toks vadinamas materialinis arba archeologinis posūkis kultūroje, kuris turėjo ir padarė įtaką taip pat ir falsifikatų kolekcionavimui. Dar parodysiu keletą tokių falsifikatų pavyzdžių. Tai yra vadinamas Magdeburgo vienaragio skeletas, sukurtas 17 amžiui, kuris buvo sukonstruotas iš raganosio kaukolės, mamuto kojų ir narvalo ilties. Klastočių, kaip minėjau, buvo daugelį naujųjų laikų gamtos kabinetų, eksponuotos ir įvairios mitologinės būtybės, drakonai ir jūrų pabaisos, hidros su miniatiūriniais kūnais, turinčiais liūto ir erelio bruožų ir panašiai. Taip pat rinkti ir daiktai, kuriems priskiriamos įvairios gydomosios, simbolinės ir magiškos savybės, sakykime, populiarūs grifo nagai. Iš tiesų dažniausiai tai buvo jaučio ragai ar smauglio liežuviai ir panašiai.
Dar kas yra įdomu, kad nors naujųjų laikų gamtininkai šituos falsifikatus atpažindavo, tai yra suprasdavo, priimdavo juos kaip klastotę, tačiau vis tiek laikė tokių garbingų, vertų kunstkameros objektų, nes daugelis tokių falsifikatų buvo iš tikrųjų meistriškai, net virtuoziškai pagaminti, naudojant, eksperimentuojant ir naudojant įvairias naujas konservavimo medžiagas. Tai yra jis tokie kaip išradingumo pavyzdys, jis patekdavo į tuometinius gamtos kabinetus ir kunstkameras. Jeronimo Florijonos rinkinys neretai laikomas viena vėlyvesnių Europos kunstkamerų ir iš tiesų atsirado jis tuomet, kai jau pradeda plisti tokie specializuoti, labiau racionaliais pagrindais formuojami rinkiniai. Ir iš tikrųjų, nors panašių kunstkamerų 18 amžiaus Europoje buvo labai daug, bet dažniausiai tai buvo vis dėlto paveldėtos kolekcijos, o tokių naujai inicijuotų iš tikrųjų jau pradėjo retėti tokio pobūdžio rinkiniai. Dar kas yra specifiška, kuo Jeronimo Florijono rinkinys išsiskyrė iš kitų tuo, kad jame buvo daug palyginti faunos pavyzdžių, nes tuomet būtent dėl konservavimo problemų, dėl išlaikymo problemų, tuometiniai kolekcininkai dažniau vis dėlto rinkdavo fosilijos augalus ir įvairius mineralus negu faunos pavyzdžius. Tai čia tokia truputį, sakyčiau, šiokia tokia Jeronimo Florijono rinkinio specifika. Na ir galiausiai dabar pereisiu prie paskutinio kolekcininko Mykolo Kazimiero Radvilos žuvelės, žymiausio 18 amžiaus Radvilos giminės galvos, Nesvyžiaus savininko, kuris pilyje Nesvyžioje buvo sutelkęs visus vertingiausius giminės rinkinius, visą paveldėtas kolekcijas ir paveikslų rinkinius, ir ginklinės, ir lobynus. Ir ypatingai įdomus buvo jo reprezentacinis lobynas, apie kurį pas mus dar yra mažai žinoma, nes visai neseniai buvo atrastas šito lobyno inventorius ir jis pradėtas tyrinėti. Lobynas buvo pavadintas Griūnės Gebiolbe, žalieji skliautai pagal Augusto II Sakso kolekcijos pavyzdį. Tiesiog taip pat kaip savo kolekciją Dresdene vadino Augustas II. Čia skaidrėje parodyta, kad lobynas buvo saugomas reprezentacinėje dalyje. Rodiklėlė rodo jo vietą 3 priladiškai išdėstose patalpose. Viename gale buvo galima patekti iš to lobyno į biblioteką, o iš kito galo į archyvą ir ginklinę. Tai yra, šitas rinkinys buvo tokių reprezentacinių ir studijoms skirtų patalpų zonoje. Didelę dalį kolekcijos sudarė iš tikrųjų vietiniams lobynams būdingi daiktai, tai yra ginklai, prabangus indai, įvairūs audiniai. Vis dėlto rinkinys labai išsiskyrė iš daugelio vietinių didikų kolekcijų savo apimtimi ir daiktų rūšių įvairovę. Čia iš viso buvo saugoma apie 90 objektų grupių, kiekvienoje ten buvo apie porą šimtų, kai kuriuose keliasdešimt, kitur porą šimtų objektų, tai yra jau buvo tūkstančius egzempliorių turintis nepaprastai turtingas, įspūdingas rinkinys. Mus vis tiek labiausiai domina tie kunstkameros elementai. Įdomu tai, kad šitas rinkinys tos kunstkameros elementus labai išradingai integravo. Didžiausią dalį buvo sudarė, kaip sakiau, įvairūs ginklai. Taip pat buvo įvairių indų iš brangių metalų, porceliano, veidrodžių, puošnių baldų, relikvijorių, krucifiksų, eksponuotos ankstyvųjų krikščionių relikvijos ir vakarų ir rytų bažnyčios šventenybės. Pavyzdžiui, senovinis graikiškas kryžius iš vienaragio su bažnyčios tėvų atvaizdais. Saugota Šventojo Juozapato Kuncevičiaus relikvija,
kirvis, kuriuo jis buvo nukirsdintas Vitebske 1620 metais. Eksponuoti drabužiai, istoriniai, reprezentuojantis rangus ar atskirus asmenis, taip pat egzotinius kraštus. Pavyzdžiui, Maltos kavalieriaus apsiaustas, dalmatika juosta, arba čia skaidrėje matomas Lenkijos etmonui Stanislavui Žilkievskiui priskirtas kaftanas, iš tikrųjų objektas, vienas iš tų kelių išlikusių lobyno objektų, kurie pasiekė mūsų dienas, saugomas dabar Krokuvos nacionaliniam muziejui. Lobyne būta Europos civilizacijos ištakas liudijančių objektų. Pavyzdžiui, cituoju aprašymą. Aukojimo peilis iš korinto metalo, juo pagonių žyniai pjaudavo aukojamus galvijus. Peilis padarytas iš sidabro, aukso ir kitų metalų lydinio, kuris susidarė, kai Herostratas padegė Artemidės šventyklą Efese. Po to lydinys atgabentas į Korintą, kur iš jo gamintos įvairios retenybės. Šis peilis gautas iš Lenkijos karaliaus Jono Sobieskio. Karalaitis Jokūbas peilį davė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kancleriai Onai Sanguškaitei Radviliniai. Aprašyme perteiktos inventoriaus sudarytojo žinios apie Korinto bronzą galėjo kilti iš plačiai žinomų Plinijaus ir kitų autorių pasakojimų, nors visiškai su jais nesutapo. Rinkinyje Korinto metalų grupai priskirtos ir grupė skulptūrėlių antikinės mitologijos motyvais. Šių tikriausiai naujųjų laikų kūrinių sutapatinimas su legendinės Korinto bronzos dirbiniais liudija surašinėtojo pastangą suteikti daiktams didesnę simbolinę vertę, susijęti juos su pamatinė antikos kultūra. Panašių sąsajų inventorių būtų ir daugiau. Pavyzdžiui, aprašyta dviguba plunksna, kurią inventoriaus sudarytojas priskyrė legendinėms senovės Romos Kapitolijaus žąsims. Ši plunksna esą išpranašavusi Radvilos sūnų dvynių Jonušo ir Karolio gimimą. Kolekcijos aprašyme taip pat pateikta pasakojimų ir apie kitas civilizacijas. Pavyzdžiui, cituoju, egiptiečių dievukas vardu Osiris, drožtas iš medžio, prie jo geležtis kaitinant užnuodyta. Kas jo Osirio nenorėjo garbinti, tą žiniai šią geležtimi sužeisdavo ir kiekvienas toks turėjo mirti. Dirbinys gautas iš Vilniaus vaivados, jo šviesybės kunigaikščio Mikalojaus Kristupo Radvilos praminto našlaitėlių. Kaip retenybė atvežtas iš Egipto piramidžių medinė medėklė, aplinkui iki pusės apvytas juoda vytimi. Šio kūrinio aprašyme sujungtos kelios istorijos. Viena vertus, artefaktas traktuojamas kaip senovės Egipto religinių praktikų liudijimas. Kita vertus, primenama apie vieną žymiausių Radvilos protėvių, Mikalojų Radvilą našlaitėlį, kuris keliavo per Egiptą į Šventąją žemę. Ir iš šios kelionės, kaip rodo jo knyga, iš tikrųjų atsivežė įvairių kelionių atmintinių ir įdomybių. Kai kurie lobyno objekto aprašymai perteikia spalvingas, net šiek tiek anekdotiškas praeities įvykių detalės, charakterizuoja buvusius savininkus. Pavyzdžiui, didelė aukso aptaisyta ietis be koto, kurią Maskvos caras Ivanas Rūstusis badė žmonėms kojas, norėdamas patikrinti jų kantrumą ir atsidavimą. O kai Lenkijos pasiuntiniui Mykolui Haraburdai liepė atkišti koją, norėdamas jį sužaloti, šis su malonumu tai padarė, dėl to caras dovanojo jam ietį. Apskritai Radvilos lobyne buvo daug, jo aprašyme daug tokių įvairenybių, istorinių įdomybių, kurios liudija ir kaip savininkai ir jų įpareigoti pareigūnai aprašinėtojai žvelgia į šiuos objektus, ką juose labiausiai vertino, kaip į juos žiūrėjo. Lobynas buvo taip pat labai vertinga dekoratyvinio meno kolekcija. Dalis daiktų buvo pagaminti garsiuose Europos dailiųjų amatų centruose. Kai kurie daiktai įgyti didžiuosiuose meistriškai amatininkų gaminiais garsėjusiuose abiejų tautų respublikos miestuose. Kaip ir kitų vietinių bajorų rinkiniuose buvo nemažai turkiškų, kitų rytų kraštų artefaktų, kurių plitimą lėmė Lietuvos istoriniai, kultūriniai ir prekybiniai ryšiai su Osmanų imperija.
Skirtingai nei daugelį kitų vietinių bajorų kolekcijų, kunigaikščio lobyne būta nemažai tolimųjų rytų daiktų, kiniškų drabužių, skulptūrėlių, kinų ir japonų porceliano indų. Čia tik priminimai. Čia saugoti taip pat Vidurio Europos valdovų, Rusijos imperatorių, Krymo chano dovanoti ginklai, indai, žirgo aprangos detalės, ordinai ir kiti daiktai. Be matininkų gaminių būta ir kitų kategorijų daiktų. Mechaninius prietaisus atstovavo palyginti didelę prancūziškų, angliškų, vokiškų, ypač Augsburgo gamybos, taip pat vietinės gamybos laikrodžių kolekcija. Būta ir gamtos objektų, pavyzdžiui, 14 bezuarų rastų rytų kraštuose ir vietinėse valdose, įvairių rūšių gyvūnų skrandžiuose. Buvo tikima, kad bezuaras priemonė nuo nuodų, epilepsijos ir melancholijos. Prabangiai apipavidalinti bezuarai dažnai sutinkame Europos kunstkamerose, kaip rodo ir pavyzdžiai iš valdovų kolekcijų. Brangus pagrindas pabrėžia šio ypač didelio akmens, kaip gydomosios priemonės ir kunstkameros objekto svarbą. Taip pat lobyne būta daug kriauklių, koralų, vėžlenos ir jų gaminių. Kai kurie objektai sieti su apaštalų darbuose minimais įvykiais, pavyzdžiui, keli Švento Petro akmenių paverstos Maltos salos gyvatės liežuviai ir pusliežuviai. Tikriausiai tai Europoje gan dažnai randamos plokščios trikampės fosilijos, viduramžiais ir vėliau jos laikytos Švento Pauliaus Maltos saloje akmenimis paverstų gyvačių liežuviais, vadintos glossopetrai. Inventoriaus sudarytojas laikėsi šio tradicinio fosilijų kilmės aiškinimo, nors tuo metu jau pradėjo plisti naujas pasaulietiškas jų kilmės išaiškinimas, tapatinimas su ryklio dantimis. Ir kiti Radvilos rinkinio daiktai turėjo įdomybių bruožų. Jom priskirtos įvairios neįprastos savybės. Pavyzdžiui, Venecijos stiklo puodelis anot inventoriaus sudarytojo apsaugo nuo nuodų. Kaip retas mažo vaiko nagingumo liudijimas, eksponuotas 9-mečio Saksonijos gyventojo iš Liepos išdrožtas įrankių rinkinys, kurį Lenkijos karaliui ir Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Augustas III dovanojo Kazimierui Radvilai. Taigi, Radvilos rinkinio daiktai buvo įvairių rūšių, kilmės, reprezentavo visas kunstkameroms būdingas kategorijas. Daug daiktų buvo paveldėta, tačiau nemažai, kaip rodo aprašymas, nes ten buvo ir kilmės įrašai kai kurių daiktų pažymėti tame inventoriuje. Galima matyti, kad kai kurios retenybės, įdomybės pateko į rinkinį jau žuvelės laikais. Pabaigai dar galima pasakyti, kad šitas rinkinys jau žuvelės laikais ir šiek tiek vėliau pradeda keistis ir paties žuvelės nurodymų jau dalis daiktų pradedama perskirstyti. Ir tarkime, Korinto dirbinius nurodyta kelti į biblioteką, ten pateko ir kai kurie gamtos objektai. Žodžiu, tam tikra rinkinio tokio racionalizavimo tendencija jau pradėjo ryškėti žuvelės laikais ir toliau buvo tęsiama rinkinį paveldėjusio jo sūnaus Karolio Stanislovo laikais, nors lobynas kaip visuma vis dar funkcionavo iki pat 18 amžiaus pabaigos. Ir pabaigai dar galiu tik taip labai trumpai paminėsiu, kad dar buvo jau pačioj pabaigoje, reiškia, Radvilų pavyzdžių galima matyti, kaip įvyko tas perėjimas nuo tos kunstkameros prie to gamtos rinkinio, nes jau žuvelės dukra Teofilė Radvilaitė Moravskienė keliavo po Europą 73 metais, 4 ir ten irgi stebėjo labai daug naujų kolekcijų ir jų įkvėpta suformavo tokio naujo jau tipo gamtos rinkinį, kurį eksponavo savo rūmuose Vilniuje. Tai va, tokia yra pabaiga. Visa ta Radvilų istorija
irgi tokias parodo bendras tendencijas kunstkameros funkcionavimo, kad nemažai tų daiktų kunstkameros 18 amžiaus kunstkamerų rinkinių pereidavo į lobynus, o paskui jau prasidėjo tas išskirstymo procesas. Ir tai būdinga ne tik tai Radviloms, bet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės didikų kolekcijoms apskritai. Galima sakyti, kad Radvilų istorija atspindi ir tą bendrą visai Europai būdingą kolekcionavimo raidą nuo tokių visuminių kunstkamerų prie labiau specializuotų ir racionalių rinkinių. Ir vis labiau pradėtas vertinti ne tiek tas atskiras unikalus objektas kaip atskira įdomi visuma, kiek pradėta labiau ieškoti ryšių tarp daiktų ir tam tikrų būdingų dėsningumų. Taip ir pasibaigė po truputį ta kunstkameros tradicija išseko, nors negalima sakyti, kad jinai, taip sakant, visiškai apmirė. Matome ir šiais laikais, ir mokslininkų, jeigu, sakykime, susidomėjimas yra labai didelis tyriant ir, sakykime, naujos kunstkameros interpretacijos šiuolaikinių menininkų kūriniuose, kaip matom, ir šitoj parodai rodo, kad tas potraukis įdomybei faktiškai yra kaip bendražmogiškas, jis niekada nesibaigia. Tai va tiek.